Šratinuko pasakėlės. Sveiki, bičiuliai! Sveiki, 1000 kartų su jumis sveikinasi Šratinuko pasakėlės. Ir iš karto nieko nedelsdama noriu pristatyti, kas su manimi bus šioje laidelėje. Taigi, už praeitą laidą, jei nemeluoju, girdėta Ugnė. Labą dieną. Ir jau, sakyčiau, kurį laiką senokai negirdėta Viktorija. Sveikučiai. Taigi, labai malonu, kad jūs čia susirinkote ir turbūt nekantraujate pradėti mūsų laidą taip, kaip ir priklauso nuo mįslės išsiaiškinimo. Ar klausėtės praėjusios laidelės? Ugne, ar klausėsi? Taip, be abejo. Aha, ar atsimeni mįslę? Taip. Taigi, tu atsimeni, Viktorija, ar tu atsimeni, jeigu klausėsi? Ne, neklausiau. Tuomet aš pakartoju, ne tik jums, bet ir radijo klausytojams, kad mįslė skambėjo štai taip. Gardus, saldus, lėkštėn nepadedamas. Taigi, kas yra gardus, saldus, bet lėkštėn nepadedamas? Paklausiu Viktoriją, su dabar pirmą kartą išgirdai mįslę, ar žinai, kas tai yra? Manau, čia reiktų, kad aš būčiau aną savaitę girdėjusi tada, gal kažkas. Žodžiu, reiktų ilgiau apie tai pamastyti. Būtent. Taigi, kadangi Ugnė girdėjo šią mįslę ir turėjo visą savaitę laiko pagalvoti, tai galbūt jį galėtų ir iš karto pasakyti į minimą, kas yra gardus, saldus, bet lėkštėn nepadedamas. Galvojau, niekaip nesigalvojau. Aha, tuomet belieka į minimą pasakyti man, kad gardus, saldus, bet lėkštėn nepadedamas, jau nežinau, kelintą kartą kartoju šiandien mįslę, yra miegas. Ar žinot, kodėl miegas yra gardus ir saldus, Viktorija? Nes be miego negyvensime. Bet yra daug žmogui gyvenime labai reikalingų dalykų, bet jie nėra nei gardus, nei saldus. Kodėl miegas yra toks malonus? Nes jo labai dažnai norime, bent kartą į dieną tikrai. Aha, Ugne, kodėl tau miegas yra malonus? Nes gali pailsėti normaliai. Žodžiu, tu labai pavargsti ir tau rėkiant reikia įsimiegoti? Taip. Tai jau dūksti per dienų dienas. Taip, jeigu aš noriu miego, man visada niekas mane neuždraus. Aha, o man miegas yra saldus todėl, ir ypatingai, kai aš miegu ne naktį, o užeina toks pietų paguliuko metas, suima miegas kažkur apie 3 valandą dienos ir griūk negyvas, nežinau kur dėtis, reikia būtinai eiti miegoti ir bent valandą, taip va, užsnūdus, taip gera, toks nepakartojamas jausmas aplanko, seilė nusidriekia ir, žodžiu, saldu būna. Taigi, tokie mūsų įspūdžiai apie miegą, o dabar turėtumėm pereiti prie pasakos. O pasaka, kaip jau įsivaizduojam, irgi turėtų būti kažkaip susijusi su miegu, sapnais, kaip čia Ugnė sušnibždėjo tyliai savo panosė. Taigi, išklausysim ir sužinosim. Vytautas V. Landsbergis. Kiškis Pranciškus. Praplėšė Pranciškus traiškanautas akis, prisiminė vakarykštį pokalbį su tėvais ir atsiduso. Viskas aišku, dabar jie uogauja, suprakaitavę toje savo smirdinčioje pelkėje, kur zyzia 1000 uodų ir bimbalų. Palingavo ausimis Kiškis Piškis ir nepatenkintas surūkė nosį. Juk dabar teks vienam iki pat pietų lindėti šioje tamsioje oloje ir laukti tėvelių, kol šie prisiuogavę pilnas kraiteles sugrįš namo. Nuobodu, nėra su kuo pažaisti, pasiginčyti. Ir niekas skanių pusrytėlių į lovą neatneša. Na jau ne, ryžtingai sumirksėjo ilgaausis. Reikia tučtuojau keliauti prie pelkės ir susirasti tėvelius, sesę Prancišką ir senelį Palemoną. Kaip tarė, taip ir padarė. Išstraksėjo Pranciškus iš savo olos ir pasileido šuoliuoti siaurais miško takeliais, kur tik žvairo sakytės mato. Tik žiūri Pranciškus, o jetskau,
Iš lazdyno krūmo iššoka piktas vilkas Jackus ir įsišiepęs laižosi. Kur liuoksi tokie puikūs ilgausiai pusryčiai? Aš ne pusryčiai, įsižeidęs atrėžė Pranciškus. Aš vikrusis kiškis Pranciškus Piškis, manęs dar joks vilkas niekada nėra pagavęs. Visada būna pirmas kartas, nusišypsojo aštredantis užpuolikas. Pagausiu, uodegą nurausiu. Surzgė Jackus ir šoko iš krūmų paskui Pranciško. Kiškelio drąsa kaip mat išgaravo. Ilgaausis akimirksniu suprato, kad dabar tik nuo jo kojų miklumo priklauso, ar netapsis išbadėjusio vilko pusryčiais. Ir puolė bėgti kiek įkabindamas, o vilkas iš paskos lekia paknepstom, šokinėdamas per samanas, per kelmus, o vilkas iškišęs ilgas eilėtą liežuvį vis taikosi įsigandusi trumpaodegį sučiupti. Ir uždusęs piktai urzgė. Dar niekada neregėjo tokių greitų pusryčių. Dabar tai man galas, šmėkšteli kiškelį. Geriau jau būčiau agautėjęs, prisiekiu šventajam Pranciškui visų kiškių globėjų, jei liksiu gyvas dieną naktį mėlynes rinksiu. Sulikta mintim regi Pranciškus iš pušyno išlenda gauruota meška Matilda ir puola maurodama vytis vilką. Dabar bėga jau trise. Kiškis pirmas, paskui jį urgzdamas Jackus, o paskui Jackų Matilda. Teisus buvo senelis Palemonas, kai sakė, nuo vilko bėgsi, pas mešką nubėgsi. Prisiminė kiškelis iš paskutiniųjų, skuosdamas nuo alkano vilko. Tik nepasakė, kur nubėgsi sprukdamas nuo meškos. Staiga tiesiog kiškio Pranciškaus akise iš upės iššoka milžiniškas, priešistorinis dinozauras Skamarakas ir puola vytis mešką su vilku. Dabar aišku, suprato kiškis, nuo meškos bėgdamas pakliūsi tiesiai dinozaurui į nasrus. Ir nutarė Pranciškus savo persekiotojus apgauti. Pamatęs tankų paparčio krūmą, nėrė staigiu šuoliu į patį jo vidurį, suskliaudėusis, užsimerkė ir sustingo, lyg būtų koks pilkas miško akmuo atsitiktinai begulys prie paparčio šaknų. Vilkas, meška ir dinozauras, maurodami pralekia pro šalį, nieko įtartino nei nepastebėję, tik paparčio lapeliai pabiro. Kai besivejančių žvėrių trepsėjimas ir urzgimas nutolo, pakėlė kiškelis Pranciškus vieną ausį ir pasiklausė, ar viskas aplinkui ramu. Paskui atsargiai pakėlė ir kitą ausį. Miške tyla ir ramybė, tik kažkur tolumoj čiulba ulba paukšteliai, čiurlena upelis, zyzia darbščias miško bitutės nešdamos medų. Tada Pranciškus įsidrąsino ir iškišo savo žvairą galvą iš paparčio krūmo. Dar akytės letenėlėmis pasitrynė, ar tik nepasivaideno jam tie baisūs žvėris. Žiūri, jokių žvėrių nėra, o gal ir nebuvo. Dėl viso ko Pranciškus užmerkė kelias dar sykį, stipriai, o kai vėl atsimerkė, išvydo tik jaukias savo gimtosios salos sienas, šiltą saulės spindulėlį, linksmai šviečiantį pro angą, ir suprato bailusis kiškelis, kad tai tebuvo klaikus siaubo sapnas. Atsiduso ir sumurmėjo. Aš vilką ir mešką sapnuoju net brašką, iš baimės mano ausis tarytum kaliausias. Kaip man atsibusti, ramiai pasijusti, sugraužti morkytę, išvysti mamytę. O sapno košmaras, baisus ir negeras, jau sklaidos kaip rūkas, net ausis man sukas. Šratinuko pasakėlės. Na ir pasirodo, kad visos šitos pasakoje aprašytos gaudynės, visi nuotykiai, visi baisumai, šiurpą rytam pakelintis įvykiai tebuvo tik kas, Viktorija? Tik sapnas.
Kaip gaila, nors iš tikrųjų galbūt ir gerai, nes ar tu, pavyzdžiui, norėtum bėgti nuo vilko, tada staiga užbėgti ant meškos ir dar, kad tave pradėtų vytis ir dinozauras? Ui, ne. Kodėl juk būtų, žiūrėk, kaip smagu, šitiek nuotykių ir tokia gera sportinė forma, tugi esi mūsų sportininkė, tikrai galėtum pasilakstyti kaip reikiant. Bet baimės tu tikrai būtų pilnas kelnes. Taigi tame ir yra visas blogumas. Ugne, galbūt tu esi drąsi ir tau tai būtų tiesiog smagus nuotykis, o ne jokia baimė. Jo, aš labai esu drąsi, aš kai draugės pasako, kai kur eiti, bijo, aš visada pirma. Aš kaip, kur būna patys turi eiti pirmi. Žodžiu, tu esi ta drąsioji vedlė žengianti priekyje. Galim tai pasakyti. Žodžiu, panašiai kažkas tai. Taigi, o aš tiesą sakant, nuo vilko ir nuo meškos, taip pat ir nuo dinozauro bėgti nenorėčiau, bet pastebėti iš šono, kaip bėga kitas, arba susapnuoti tokį sapną, galbūt būčiau visai nieko prieš, nesakyčiau, tai labai įdomi, savotiškai graži patirtis. Na, bet galbūt mes nesiplėtokim ties pačiu kiškio sapnu, kai tuo labiau sapnai yra toks asmeniškas reikalas ir mes kiekvienas esam prisisapnavę ką nors įdomaus, taigi galbūt pakalbėkim apie tai, apie savo sapnus. Viktorija, noriu pirmiausia paklausti tavęs, ką įdomaus esi susapnavusi pastaruoju metu, arba kai buvai dar visai maža, ar šiaip ką atsimeni iš savo sapnų istorijos? Na, man labai dažnai būna taip, kad aš anksčiau važinėdavau su motociklu ir dabar nebevažinėjau, tai aš labai dažnai sapnuoju, kad aš važinėjau su motociklu ir tai būna tikrai labai smagu ir aš kažką išmokstu naujo, padarau kažką neįprasto ir tai tikrai labai džiugina, atsikėlus, aš džiaugiuosi, atrodo, kad aš esu pavargusi nuo to sapno. Žodžiu, kad tu ten sapne taip važinėjai, tiek daug treniravais ir dirbai, kad net pavargai miegodama. Taip. Aha, o galbūt esi kokį nors kaip ir šios pasakos herojus, kiškis, susapnavusi siaubo sapną, ne tik malonų. Na, kai buvau maža, sapnuodavau tos siaubo sapnus, bet dabar nebesapnuoju, nežinau kodėl. Ir kas būdavo tavo sapnuose? Vilkos, meškos, dinozaurai? Tiesiog kažkas baisaus, bet nebūdavo jokių vilkų. Pamenu, būdavo kombainai labai dažnai, o dabar nieko. Tu bijai kombaino? Kai buvau maža, bijodavau tikrai labai kombainų. Bet aš žiūriu, tu sapnuoji techniką, motociklus, kombainus, o dviračius, automobilius, traktorius ir taip toliau. Tik automobilius, traktorių ne. O ką, Ugne, tu sapnuoji? Dažniausiai siaubą. Siaubą, ar kokie tavo siaubai miego metu būna? Nu, ten tai jau nebepasakysi, nes labai baisu. Kad jis net šaukdama atsikėliu. Aha, bet vis tiek kažko tu ten įsigąsti. Kas tai? Raganos, velniai, kas tavo sapnuose tokio baisaus? Buvau susapnavus, kad mane pagrabė velnės čia taip. Ir sapnavau, kaip mane atėjo ragana ir mane pakėlė su visą ravą. Tada tai bėgau, nežinau, net ėjau į tualetą ir durys girgždėlė. Aš net bėgdama, šaukdama pabėgau, nes labai įsigandau. Žodžiu, kai tu jau atsikėlei naktį, dar tuomet tave gąsdino visokie girgždėjimai. Taip, tada labai viską bijojau. Žodžiu, tavo sapnai yra tokie baisus ir tokie įtikinami, kad net atsikėlus negali ramiai atsigauti. Taip, man taip dažnai būna. Aha, gerai, tuomet nekankinsiu tavęs tokių baisių klausimų, geriau pakalbėkim, vis tiek juk esi ką nors ir malonaus susapnavusi. Taip, daug ką. Pavyzdžiui, saldainimai, šapukuota katina ar dar ką. Aš sapnavau apie katinus, mėgstu labai dažnai, kad aš sapnuoju katinus, nežinau dėl ko, nes jie gal man labai mėly. Ir ką tu sapnuose veiki su tais katinais? Buvau kelis kartus tą patį sapną susapnavus, kaip ėjau pas draugę ir mane katinų pulkas pradėjo užpuolė. Tai čia buvo malonus sapnas? Užpuolė, milavos, jie mielai tave užpuolė, žodžiu, kad tu jos paglostytum ir jie tave aplaižė ar taip toliau? Taip.
Taigi, bet tu sakai, kad netgi kelis kartus iš eilės susapnavai tą patį sapną, tai galbūt tas sapnas buvo pranašingas ir tave iš tikrųjų tie katinai užpuolė, ar kaip nors kitaip jis įsipildė? Man tas sapnas yra įsipildęs tikrai, nes mes gavom naują katiną. Čia po to, kai tu susapnavai. Mes gavom naują katiną vieną. Ir pas mus tokie auga bambukai, tokie augalai prie namo. Aš ėjau ir mūsų katinas mėgsta išgazdinti. Mūsų katinas bėga, šoka ir nugazdina. Tiesiog bėga, o šitaip papadaro, gaila, kad jie nemato. Bet o šitaip papadaro ir mes labai... Ugnė iškėlė į viršų rankas ir smarkiai išskėtė, kas nematė. Tai labai dažnai būna. Aha, o šiaip, va dabar paklausiu ir Viktorijos, ar tiki sapnų įsipildymu, kad, pavyzdžiui, nebūtinai kelis kartus susapnuo tą patį sapną, bet šiaip sapnų reikšmė kažkokia ir po vieno karto yra, kaip ten su tais sapnais? Taip, aš labai dažnai į tai atsižvelgiu, kai ką nors susapnuoju, man tai skamba mintise per visą dieną, aš pasižiūriu į sapnininką ir ten būna reikšmė ir aš po to visą mėnesį, visą laiką stebiu to sapno reikšmę, ar jis išsipildo, bet dažniausiai tikrai pasakysiu, kad tai išsipildo. Tikrai? Pateik pavyzdį, nes aš netikiu, man tai turbūt nei vienas sapnas neįsipildė. Aš sapnavau, nebeprisimenu kažką su plaukais ir tai reiškia nauja draugystė ir iš tikrųjų tai buvo nauja draugystė. Labai įdomu. Iš tiesų, aš niekada net netikėjau sapnų įsipildymu. Ir pati, kiek esu sapnavusi, tai man niekuomet niekas nebuvo įsipildęs. Ir aš galvodavau, kad visi tie, kurie ten skaito tuos sapnininkus, kur ten sapnų reikšmės surašytos, kad jie iš tikrųjų įsigalvoja, kad tai yra nesąmonės. Bet jau, kad tu taip sakai ir dar Ugnė prieš tai sakė, kad jai ten kažkaip tai įsipildė, tai, net nežinojau, netgi ir suabejojau, galbūt iš tiesų tie sapnai pildosi. Na, kas ten žino. Ar dar galit ką nors apie sapnus papasakoti? Tai, kad aš labai retai sapnuoju dabar. Paskutiniu metu dažniausiai miegi be jokių sapnų, ramiai. Taip. O kaip tau labiau patinka, su sapnais miegoti ar be sapnų? Su gerais sapnais tai tikrai patinka. A tau, Viktorija? Man labai patinka sapnuoti, nes aš labai retai sapnuoju, apskritai nesapnuoju siaubo sapnų, tai man visą laiką kažkokie geri įspūdžiai sapnuose. Nu, tu dalė, taip nieko nekalbi. Mano sapnai, kaip sako vieni, kad sapnuoja tik spalvotus, kiti, kad tik nespalvotus sapnus. Mano visi sapnai yra spalvoti. Baisių sapnų tenka, bet labai retai kada sapnuoti. O dažniausiai, jeigu jau sapnuoji, tai nėra taip jau labai dažnas reiškinys, bet jeigu jau tai būna tikrai gražus, malonus sapnai tokie, kad pabundi ir galvoji, tai galėtų būti realybė, kodėl taip nėra iš tikrųjų. Vadžiu, labai tikrai malonus ir, sakyčiau, labai įdomus sapnai, jų siužetas labai įdomus ir tie įvykiai, kaip ten tuose sapnuose susipina, tai aš galvoju, kad iš mano sapnų išeitų visai neblogas filmas. Taigi, na, o dabar galbūt jau užteks apie sapnus, nes tuoj pradėsim žiovauti. Taigi, bet prieš atsisveikindami nepamirškime mįslės. O mįslės skamba štai taip. Altorius stovi, o abipus jo 2 žvakutės dega. Labai paslaptingai skamba šis sapnas, norėjau sakyti, ši mįslė. Altorius stovi, o abipus jo 2 žvakutės dega. Kas tai yra? Na, mes galim tik tais pasižadėti, kad pasvarstysim ir kitą savaitę tikrai pasakysim į minimą šios mįslės. Na, o dabar atsisveikinam. Iki kito karto. Bye bye. Ate. Su jumis buvo Šratinuko pasakėlės.